Kaip gimė idėja versti ir įgarsinti filmus pogrindyje? Ar kažkas pastumėjo, ar tai buvo pačio idėja? Ne. Čia buvo tais laikais, kai mes augom, plito tie nelegalūs, jau atsirado vaizdo magnetofonai, kaip jie buvo vadinami. Čia dabartiniai žmonės gal nelabai įsivaizduoja, koks tai buvo stebuklas. Aš prisimenu. Tu gali turėti tokią dėžutę, į kurią įkišai kasetę ir ten filmą rodo per tą televizorių. Ir tą filmą rodo kokį nors labai įdomų, ten Rembo, ten, ar dar kažką, tai kokį nors ten jūros periodo parką, ar nežinau kas ten dar. Žodžiu, tą vakarietišką, tikrą, įdomų, kas tikrai įdomu, mes augom pilkumoj, kažkokiuose idiotiškose imitacijose. Sovietai bandė imituoti vakarietiškus veiksmo filmus, sovietai vogė viską, jie vogė automobilių dizainą, jie vogė viską, įskaitant ir filmus, tik nieko nepavykdavo gerai pavogti. Ir tu staiga tą matai. Tai čia kiečiau už bet kokį naujausią iPhone ar Tesla. Čia yra viskas, čia yra kosmosas. Arba matyti vaizdo klipą, ten tavo mėgstamos grupės kokios nors. Tai pirmieji vaizdo klipai pradėjo eiti ten, aš nežinau, The Cure, ar ten bet kas, Depeche Mode, ar dar kažkas, stebuklas. Tai vaizdo magnetofonai. Ir plito tada tie filmai įgarsinti rusiškai. Ir kažkas Rusijoje tai darydavo, kad pogrindyje, tai tegu tik nepasakoja, tai viskas buvo KGB kontroliuojama, tegul manęs nejuokina. Bet tai plito su klaikiu įgarsinimu, visiškai klaikiu, dabar jeigu... Представляет. Taip. Bet sako, kad jo balsas nebuvo ten kažkaip perdarytas. Ar jis buvo ar nebuvo, bet tai yra kultūrinis nusikaltimas. Bet kuriuo atveju. Man dzinka, dėl ko jis taip darė, bet yra vis tiek kultūrinis nusikaltimas. Nes tu transliuoji milžiniškai auditorijai blogą skonį, blogas intonacijas, chamišką kažkokį garso takelį, kuris viską gadina, net nepanašu į tai, kas filme vyksta. Tark laiku. Tai va, bet be abejo, tai buvo labai populiaru, tai buvo įdomu, vis tiek nes nieko kito nebuvo. Nebuvo pasirinkimo. Taip. Ir štai tik leido Gorbačiovas pirmosius kooperatyvus ir toks žmogus sukūrė vaizdo kooperatyvą, kur pradėjo kažkokius filmus iš kažkur vogti. O kaip kitaipgi nebuvo, jokios licenzijos tu negalėjai gauti ir norėdamas. Tu įsirašinėjai, atsirado palidovinė televizija, tu įsirašinėjai iš palidovinės televizijos įrašą ir tu įsivaizduoji, kad tu jį gali pardavinėti. Taigi nepaskambinsi į Paramount ar MGM ar ką nors, ar Sony. Niekas tavęs ir neklausia. Laukiniai rytai. Ir aš tuo metu antrame kurse universiteto, o aš įstojęs į anglų kalbą. Kitaip sakant, aš galiu būti atseit vertėjas ir atsitiktinai mano grupiokė pakviečia, tas žmogus sako, gal tu žinai kokį studentą, ten kolegą, ar tu pati norėtum garsinti, reikia išversti čia filmų, reikia, gal lietuviškai bandykim. Toks Gintaras Grebliauskas buvo, jis dabar jau miręs ir fotomenininkas ir verslininkas. Ir štai Gintaras sugalvojo šitą dalyką. Mano grupiokė pabandė, jai nelabai patiko, o pasikvietė mane ir man patiko. Ir aš pradėjau tą daryti. Ir štai buvo dar tokie laikai, niekas to nedarė lietuviškai. Aš turėjau išrasti viską. Ir tai buvo daroma, kaip tai buvo daroma. Ne tai kaip dabar, kur tu sėdi patogiai, yra kompiuteriai ir štai mes dabar kalbamės, mes galim sumontuoti tą įrašą, sutvarkyti, išvalyti akimirksniu. Keli paspaudimai ir viskas eina. O ten, norint įgarsinti filmą, statomi 2 vaizdo magnetofonai, būtent magnetofonai, nes magnetinė juostelė, nes magnetinė kasetė dedasi su magnetinė juosta į vidų, tai yra vaizdo įrašas. Ir įrašo būdu iš vieno perrašant į kitą dedasi ant viršaus balsas. Kitaip sakant, negalima sustoti ir suklysti. Jeigu tu suklysi, viskas iš naujo, visas filmas iš naujo. Tai tu neklysti. Tai kam tau klysti? Tai tu neklysti. Tu jeigu nesupratai, ką pasakė, o daugiausia tu nesupranti, ką pasakė, tai tu mali kažką, kaip koks futbolo komentatorius, kuris pastebėjo, nepastebėjo, bet negali būti tylos eteryje. Tai nebuvo jokio skripto nieko. Koks skriptas, hebra? Tiesiog vertimas ekspromtu. Koks skriptas? Nežinojimas buvo neįsivaizduojamų proporcijų. Wow, tai pradėkime nuo to, kad nėra skripto, tai viena, bet net jei ir būtų skriptas, tu nežinai realijų, tu gyvenime nebuvai Amerikoje, Anglijoje, Prancūzijoje, kad ir kur tai būtų. Tu nežinai, kodėl tai yra juokinga, kad pasakė, kad sakykim, kas nors nešioja ten Seiko laikrodį.
ar ten Casio. Nes tai buvo tiesiog, tai reiškia pigus laikrodukas. O pas mus tai buvo turtas turėti ten Seiko, Casio, kokį nors elektroninį. Čia didžiausias turtas būdavo. Mes, mūsų proporcijos Kitos vertybės visiškai apverstos. Ir arba ten koks nors bajeris pastatytas ant tam tikro rajono pavadinimo, tu neturi žalio supratimo, dėl ko tas rajonas yra koks nors. Tugi nebuvai ten. Jūs man dabar priminėt su tom kasetėm, aš turėjau kaimyną, kuris turėjo video nuomą. Ir puikiai visi žino, jinai buvo senamiesty, jeigu neklystu, Lukiškio aikštėje ir prie Onos bažnyčios. Ir aš pamenu, kai pas jį atėjau į svečius ir stovi 40 magnetofonų visose kasetės ir jisai viską tai rašinėja. Bet tai čia altorius. Čia vaikui, man čia altorius būdavo. Ir aš pamenu naktį, tai yra vienintelis būtas, kuriame visą laiką degdavo šviesa, nes jisai visą naktį iš palydovinės įrašinėdavo ir ryte eidavo į darbą nuomoti tų filmų. Taip. Tais laikais tai buvo kažkoks atradimas. Mano tėtė irgi buvo pagavę sovietiniais laikais su kasetėm, nes irgi jisai buvo tas, kur pirmasis atsivežė ir pamenu susirenka visi kaimynai žiūrėti filmų. Taip, rodydavo taip, būdavo 3 arba 4 filmų programa. Susirinkdavo naktį žiūrėti, nes mažai kas turėdavo, tai atsineždavo aišku ten ir išgerti, ir pavalgyti, tai būdavo nuotykis, tai būdavo kino seansas, tai rodydavo vieną siaubo, vieną nuotykių ir dar vieną. Ta jau pabaigai. Taip. Kai vaikai jau miega. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme.